Labai gerai atrodot. Taip, tai sveiki, Aušra, kaip Labas, jums Erika. sekasi? Man gerai Kaip jums sekasi. Gerai Jo, sekasi. gerai Taip, sekasi, patenkinta ir va dabar šiuo metu pertrauka, tai galim pakalbėti. pakalbėti. Tai taip, Aušra, aš žinau, kad jūs pas mus pradėjote dirbti jau prieš keletą mėnesių ir dabar dirbate Didžiojoje Britanijoje, tai papasakokit truputėlį, kaip susiradot mus, kaip vyko pats darbinimas, ar kilo problemų kokių, ar turit kokių nusiskundimų, ar tik tai, ar galėtumėt rekomenduoti, tarkim, mūsų kaip kompaniją draugams pažįstamams. Jo, kai aš pradėjau ieškoti darbo, tai aišku, aš ėjau į internetinę svetainę. Dabar tiksliai nepasakysiu kur, bet internetu darbo paieška. Ir aš pamačiau jūsų agentūrą Atėną ir mane sudomino, kadangi tenais darbai užsienyje. Tai iš karto aš nežinau, aš dabar neatsimenu, man atrodo, kad jūs man paskambinot. Ir mes iš tikrųjų išklausinėjau viską dėl patikimumo ir nes aš vis tiek esu tokia jau kaip, daug klausimų turėjau, viską jūs man, Erika, atsakėte, viskas man tiko ir labai patiko. Atvykau tiesiai į ofisą jūsų dar kartą pasikalbėti, jo, kažkaip tai va taip ir taip, viskas kažkaip tikrai gerai. Kadangi aš esu dirbusi užsienyje ir Anglijoje, tai man buvo daug paprasčiau su visais dokumentais, su viskuo, aišku, ačiū, jūs man padėjote ten ir sakau, suteikėt visą informaciją, kiek jau, tikrai viskas. Jūsų kaip įdarbinimo agentūra, tai tikrai yra labai gera. Jūs mane tikrai suvedėte su rimta kompanija per jūsų agentūrą. Tai yra Sunshine Care. Ir kompanija tikrai rimta ir viskas laiku, viskas, klientai irgi labai, tikrai jie atsirenka klientus ir klientai yra geri. Kompanija rimta, taip kad labai patenkinta darbo Anglijoje ir aišku, ačiū jums, ačiū Erika jums už jūsų profesionalų darbą ir kad aš dabar galiu dirbti ir ačiū jums, kad jūs paskambinat, pasidomit, kaip man sekasi, kad nepalikta visiškai ir tikrai palaikymas yra ir tikrai labai rekomenduočiau žmonėms. Supratau. Tai jūs, kaip suprantu, patenkinta, darbas sekasi ir patostogaujat ir padirbat ir pati pacientė jūsų irgi yra gera močiutė, taip? Taip, ir pailsiu, ir patostogauju, ir patenkinta, kaip sakot, močiutė. Jo, viskas gerai. O žiūrėkit, Aušra, kai tik atvykote į Angliją, ar buvo kažkokių sunkumų, ar lengvai viską radot, nes jums turėjo būti ir apmokymai, ne, kažkokie? Tai pirmiausiai, kai jau ta įdarbinimo, ta visa, kaip sakau, ta procedūra, jinai vyko, kažkur apie gal kokias 3-4 savaitės. Kadangi 3 interviu buvo, kadangi po to, kaip jau jūs mane su ta kompanija, kur aš sakau, kur aš norėčiau dirbti, jau kai ten sukontaktavot, tada jie man paskambino. Ir mes tada pradėjom tą visą procedūrą įdarbinimo. O tai įdarbinimo procedūra, tai buvo 3 interviu, paskui buvo mokymai ant linijos, jie davė mokymus, turėjau ten jiems pristatyti. Ir taip, ir po to, aišku, dokumentacija ta visa jinai yra. Aišku, ir statusas turėjo būti Anglijoje, kadangi aš turėjau tą statusą, settlement statusą. Turėjau problemų, kaip ir ne. Kelionė pati sklandi buvo, taip? Kaip? O kelionė pati sklandi buvo? Kelionė viskas irgi gerai. Viskas gerai, viskas gerai, kelionė gerai. Paskui dar čia apmokymai buvo, atvažiavus kelias dienas. Sutiko, apgyvendino mane. Rūpinosi irgi labai. Ar nieko netrūks, ar viskas gerai, nereikėjo mokėti už pragyvenimą, kai ten buvo dar 3 dienas prieš supažindinant su klientu. Tai, ir kažkaip tai taip.
Nu, supratau, gerai tada. Ačiū Jums, Aušra, už pokalbį. Ačiū, Nu, kad ačiū skiriat savo Jums. laiko truputėlį savo laisvo. Tai dabar bėkit ilsėtis ir Jo, gražios likusios dienos. gerai. Ačiū, Erika. Ačiū labai. Iki. Jo, iki. Viso. Viso. Ate.